Labą dieną vaikai, šiandienos tema iškeliame prieš šaknies ženklą, įkeliame į pošaknį. Tai esmė paprasta. Jeigu mes turime šaknyje daugybą arba kažkokį skaičių, kurį galima išskaidyti į du dauginamosius, tokį kaip tarkim 50, ne? Aš galiu jį užrašyti kaip 25 kart 2. Galiu parašyti. Vis tiek nieks nepasikeitė. Čia 50 ir čia 50. O pagal mūsų praeitą temą mes žinome, kad galime išskaidyti šitos du skaičius į atskiras šaknis. Aš galiu parašyti šaknis iš 25 kart šaknis iš 2. Tikrai galiu tai padaryti. Tai šaknį iš 25 aš galiu ištraukti. Šaknį iš 2 negaliu. Tai aš galiu tiesiog ištraukus šaknį iš čia, palikti daugybą su šaknim iš 2. Toks ir bus atsakymas. Tai yra, reiškia, aš 25 ištraukiau šaknį, o 2 neištraukiau ir palikau kaip yra. Tai vėl grįžom prie to paties, kad matau šaknį kaip raidę. Tarkim, 5 šaknis iš 2. Aš galiu pasakyti, kad tai yra 5a. Daugyba vėl yra, jos vėl nerašysime ateityje. Nebus tos daugybos. Gerai, kodėl taip atsitiko? Jeigu aš su raidėm parašyčiau, tai aš tiesiog turiu 2 raidės šaknyje, kuri viena raidė yra kvadratu pakelta, o kita ne. 25 tai yra 5 kvadratu. Va čia aš galiu parašyti 5 kvadratu. Matote? Tai reiškia, ta raidė, kuris su kvadratu, aš galiu ją ištraukti iš šaknies. Tai yra, jeigu ją ištrauksiu atskirai, ne? Aš parašysiu dar atskirai. Tai aš gausiu tiesiog raidę A. Kart šaknis iš B. Atrodo dar labai painu, bet iš tikrųjų nėra labai sudėtingas dalykas. Tiesiog reikia pamatyti, pastebėti skaičių, kuris yra šaknyje kaip ir kvadratas kažkokio kito skaičiaus. Šiuo atveju 25. Tai yra 5 kvadratas. Aš tai matau, suprantu, reiškia galiu ištraukti atskirai. Gerai, kaip įkelti į šaknį? Lygiai taip pat, jeigu aš turiu, kaip iškart su skaičiais, 2 šaknys iš 3. Matot, neparašiau daugybos ženklo, bet ten yra daugyba. 2 šaknys iš 3. Ką man reikia padaryti? Man reikia dvejetą, noriu įkelti į šaknį. Ką aš turiu padaryti? Turiu pirmiausia pakelti kvadratu tą dvejetą ir parašyti atsakymą į šaknį. Aš jeigu dvejetą įkeliu į šaknį, aš jį turiu parašyti jau kvadratu pakeltą. Taip? Žiūrėkite. Įkėliau dvejetą į šaknį, pakėliau kvadratu tą dvejetą, parašiau, kad tai yra 4 ir taip pat dauginu iš 3, kuris jau buvo šaknyje. Aš nieko su juo nedariau. Tai mano atsakymas bus šaknys iš 12. Galutinis atsakymas. Įkeliam. Kaip tai atrodo su raidėmis? Lygiai taip pat. A raidė dauginama iš B raidės, kuri yra po šaknyje. Tada kad man tai padaryt, dvejetą aš turiu pakelti kvadratu. Aš įkeliu dvejetą kvadratu, dauginu iš to paties B skaičiaus ir turiu daugybą tarp 2 skaičių. Nėra sudėtinga, kol kas dar galbūt pirmą kartą matant gal painu, bet su skaičiais pamatysite, tai yra labai paprasta. Tarkim, šaknis iš 20. Iš kokių 2 skaičių daugybos susidaro 20? Visi žino, tai yra 4 kart 5 daugybos lentelė. 4 kart 5 arba 10 kart 2, bet man netinka. Kodėl 10 kart 2 man netinka? Todėl, kad nei iš 10, nei iš 2 aš negaliu ištraukti šaknį. Nemoku to padaryti. Bet 4 ir 5 tinka. Kodėl? Todėl, kad vienas iš tų skaičių, ketvirtas, kaip tik traukiasi šaknis. Tai 4 kart 5. Aš visada, bandant iškelti skaičių iš šaknies, turiu surasti tokį skaičių, kuris traukiasi. Kokia man nauda iš 10 ir 2? Nei iš 10, nei iš 2 aš nemoku ištraukti. Bet iš 4 moku ištraukti. Tai traukiant iš 4 šaknį, iškeliant tik ketvirtą, aš gaunu 2 šaknis iš 5. Ar čia suprantama? Gerai, dar vienas pavyzdys. Gerai. Kvadratinė šaknis iš 8.
Kvadratinė šaknis iš 8. Iš 8 kvadratinė šaknis nesitraukia. Kubinė taip, bet kvadratinė ne. Ką mes darom? Skaidome į 2 skaičius. Tarkim, 4 kart 2. Tikrai žinau, kad 8 tai yra 4 kart 2. Kitaip jau ir nepadauginsiu, nėra iš visko kitų skaičių, ne, kad gautų 8. Tai gerai, 4 aš galiu ištraukti šaknį, gaunu 2, o 2 liko šaknyje ir aš prirašau šaknis iš 2. Aišku, čia yra daugybė, kurios aš nerašau. Galima rašyti, bet galima ir nerašyti. Nuo to nepasikeis užduotis. Taigi, ištraukti šaknį reikia pamatyti, pastebėti skaičių kvadratų šaknyje, o įkelti į šaknį tai reikia atvirkščiai. Pakelti kvadratų, kad įtraukti šaknį. Nieko sudėtingo, galbūt dar reikia priprasti prie to dalyko, bet tikrai nėra sudėtinga. Pastebim kvadratą, iškeliam iš šaknies, kad įkelt atvirkščiai. Pakeliam kvadratų. Ar turit klausimų? Gerai, su minusais dar palaukite. Jeigu būtų su minusais, tai lygiai taip pat kubinė šaknis, tarkim, iš -16. Kubinė šaknis iš -16. Iš 16 aš negaliu kubinės šaknis, bet iš 8 galiu ištraukti. O 8 yra 16 užkoduota. Mes galime parašyti kaip kubinė šaknis iš -8 kart 2. Ar galiu tai parašyti? Tikrai galiu. Tai iš -8 ištraukęs šaknį aš gausiu -2, o 2 liko šaknyje. Štai atsakymas su minusu. Gerai, ačiū.